Brangus broliai ir seserys Kristuje. Šio sekmadienio skaitiniai mums kalba apie įstatymą ir koks turėtų būti mūsų santykis su įstatymu. Dievas, kaip girdėjome pirmajam skaitinyje, duoda mums savo įstatymą, kad mes galėtumėm teisingai gyventi, pasiekti dangaus karalystę, kad mes galėtumėm amžinybėje džiaugtis su juo. Įstatymai bažnyčioje užima svarbią vietą. Bet sudėtingumas atsiranda su mūsų pačių santykiu su įstatymais. Ar bažnyčioje, kai mes išmokstam, ko nereikėtų daryti, mes nebandom papaišyti Dievą kaip buhalterį, kuris tik skaito mūsų kaltes. O dar aiškiau yra mūsų santykis su civiliniais įstatymais. Mes važiuojam automobiliu, ar viršijam greitį, ar neviršijam, ir išeina policininkas, rodo mums sustot, mūsų širdis pradeda drebėti. Nes pradedam galvoti ir mąstyti tiek automobiliu, tiek apie kitus įstatymus, kad jie grinai yra apie nusikaltimą ir bausmę. Galvojam, kad tam yra įstatymai, kad pagautų nusikaltėlius ir juos nubaustų. Ir dėja mes tą mąstymą permetam ant Dievo įsakymų. Ale Dievas tik bando mus pagauti nusikalstančius ir nubausti. Žydai labai, kaip girdėjome Evangelijoje, kruopščiai kai kurie bandė laikytis to įsakymo, bet jie irgi prarado esmę. Ir Naujajam testamente labai aiškiai matome, ir apaštalas Paulius rašo apie Dievo vaikų laisvę, apie malonę, kad yra ne tik įstatymas, bet malonė, kur mus išlaisvina. Ir kad mes suprastumėm Dievo įsakymus ir įstatymus, mums labai padeda kai kuriuose gyvenimo srityse, kaip mes veikiam. Pavyzdžiui, muzikoje yra labai aiškiai įstatymai, nuorodos, kas tinka, kas dera, kas nedera. Ir kiekvienas besimokantis groti instrumentu turi mokytis, repetuoti, kartoti, kad tie dalykai, kur tinka, kuriuos reikia derinti, jis įsisavintų. Ir tada, kai groja ar skambina, ne tik, kad gražiai skamba, bet kai jau neapsiriboja tik technikos dalykais, jis gali sau leisti skambinti ir džiaugtis tą muziką. Pats muzikantas džiaugiasi ir neša džiaugsmą kitiems. Tie įstatymai, regulos muzikos padeda tikrai pajusti tikrai muzikos džiaugsmą. Sportininkai taip pat. Esminius dalykus turi išmokti. Žaidimo taisyklės, kad jie galėtų gerai žaisti. Bet jei apsiriboja tik žaidimų taisyklėse, nėra to džiaugsmo žaidime. O kai jau įsilavini taisyklėse, gali peržengtas taisyklės, gali tikrai įsijausti ir džiaugtis. Tie, kur tampa ekspertais tokiuose įstatymuose, gali padėti kitiems irgi puoselėti save, gali ir kitus prislėgti, kaip girdėjome šiandienos Evangelijoje. Žydų rabinai, kurie
gerai žinojo įstatymų reikalavimus, bet jie jos nenaudojo, kad padėti žmonėms atrasti Dievo meilę į širdį, kad patektų. Bet jie užstrigo toje technikoje ir nei patys negalėjo augti tuo, nei padėti kitiems. Iš tikrųjų, šitas santykis tarp Dievo įsakymų ir jų įgyvendinimo, kaip apaštalas Jokūbas sakė 2 skaitiny, nebūkit tik tai įstatymo klausytojai, bet vykdytojai. O būti įstatymo vykdytoju reiškia išmokti giliai gyvenimo meną. Išmokti, kaip gyventi. Nes nors išlieka įtampa tarp įstatymo ir laisvės, įstatymo ir malonės, jeigu mes išmokstam, įdedam į širdį tą įstatymą, jis mus nuveda, kad mes galėtumėm gyventi džiaugsmingai. Dievas tikrai ne buhalteris, kurio tikslas yra suskaičiuoti mūsų nuodėmes. Bet jis yra tėvelis, kuris siekia savo vaiką išmokyti ne tik kaip eiti ir bėgti, bet svarbiausiai kaip mylėti, priimti meilę ir dalintis meilę su kitais. Bažnyčia yra gyvenimo meno mokykla, o Marija yra gyvenimo meno pavyzdys ir mokytoja. Dievo įstatymas mokina mus, kaip gyventi ramybėje ir mylėti su meile, kuri viršija įstatymą. Tas kyla iš krikšto malonės. Mes krikštu tapome Dievo vaikai. Tai yra Dievo šeimos nariai. O tai reiškia ypatingą meilės santykių kūrimas. Kūrėme meilės santykį su Dievu, kūrėme meilės santykį su Dievo motina. Ir todėl, kad mes visi sudarom tą Jėzaus kūną, bažnyčią, mes esam jos nariai, mes turime kurti tą ypatingą meilės santykį vieni su kitais. Mūsų šeimose, mūsų bažnyčioje, mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje. Šventasis Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Tai presuponuoja, kad mes suprantam, kas yra meilė. O meilė yra Dievo įsakymų įgyvendinimas. Gyvenimas pagal tas taisyklės, kurias kaip ir muzikas, kuris pažįsta muzikos esmę ir yra tapęs profesionalus, gali leisti savo džiazuoti. Nebereikia sekti gaidų, bet liejasi atseit džiaugsmas iš jo skambėjimo. Mes esame kviečiami taip gyventi. Išmokti tą techniką ir ją įsisavinti taip giliai savo širdyse, savo kauluose, kad mūsų gyvenimas tampa atspindis Dievo meilės. Ir jei jis yra toks, tai mes galim džiazuoti, daryti, ką nori, nes jis niekada nenukryps nuo tų pagrindinių įsakymų, kuriuos Dievas mums davė. Būkime gyvenimo meno virtuozai. Jei mūsų širdyse yra tas įstatymas. Ir tada džiazuojant mes nešam džiaugsmą savo ir mes nešam džiaugsmą kitiems. To ir susirinkome šiandien prašyti, kad Trakų Dievo motina mus mokytų,
mūsų užtartų tame kelyje, mūsų lydėtų, kad mes visi galėtumėm išmokti šį gyvenimo meną ir patirtumėm Dievo teikiamą džiaugsmą ir ramybę mūsų gyvenimuose. Amen.